Kodėl vyresnio amžiaus žmonės turėtų mokytis apie skaitmeninius finansus? Trumpas atsakymas – nepriklausomybė, saugumas ir ramybė. Šiame vaizdo įraše nagrinėsime, kaip skaitmeniniai finansiniai įrankiai gali padėti vyresnio amžiaus žmonėms kasdienėme gyvenime. Nesvarbu, ar tvarkote savo pensiją, mokate sąskaitas ar apsiperkate internetu, skaitmeniniai įrankiai gali palengvinti jūsų gyvenimą. Jums nereikia priklausyti nuo kitų. Įsivaizduokite, kad galite pasitikrinti savo pensiją iš savo svetainės. Nereikia laukti popierinio išrašo ar lankytis banke. Naudodamiesi banko programėle galite peržiūrėti savo sąskaitą, sužinoti, ar pensija jau atėjo ir sekti kitas įplaukas bei išlaidas. Tokia prieiga leidžia jums kontroliuoti savo finansus, kai tik to prireikia. Tai taip pat taupo laiką ir energiją. Vietoj to, kad praleistumėte rytą keliaudami į paštą ar laukdami eilėje, kad sumokėtumėte sąskaitą, galite tai padaryti per kelias minutes iš savo telefono ar kompiuterio. Tai tikras privalumas, ypač senjorams, turintiems judėjimo problemų, arba tiems, kurie gyvena vietovėse, kur paslaugos yra toli. Dar vienas privalumas – galimybė apsisaugoti nuo pavėluotų ar praleistų mokėjimų. Naudodami skaitmeninius įrankius galite nustatyti automatinį sąskaitų apmokėjimą. Tai reiškia, kad jūsų elektros, dujų ar interneto sąskaita bus apmokėta laiku, net piršto nepajudinus. Kai kurios programėlės siunčia priminimus ar įspėjimus, jei reikia sumokėti, arba jei jūsų sąskaitos likutis yra mažas. Šios paprastos funkcijos gali padėti išvengti nereikalingų mokesčių, streso ar paslaugų teikimo sutrikimų. Skaitmeniniai finansai taip pat reiškia geresnę prieigą prie naudingų įrankių. Daugelis bankininkystės programėlių siūlo biudžeto sudarimo funkcijas, kurios rodo, kiek ir kur išleidžiate. Kai kurios taupomosios sąskaitos siūlo geresnės palūkanų normas internetu. Be to, pagalbos galite gauti bet kuriuo metu. Daugelis bankų dabar siūlo klientų aptarnavimą visą parą naudojant pokalbių langą. Lankstumas yra tikras ir pasiekiamas vos keliais paspaudimais. Pažiūrėkime į Marijos pavyzdį. Marija yra 70 metų pensininkė. Ji naudojasi savo banko programėle, kad patikrintų, ar jos pensija atėjo, apmokėtų telefono sąskaitą ir nusiųstų gimtadienio dovaną anūkiai. Programėlė įspėja ją, jei jos sąskaitoje nutinka kas nors neįprasto. Jai nebereikia keliauti ar prašyti pagalbos. Skaitmeniniai įrankiai suteikia jai pasitikėjimo savimi, nepriklausomybės ir saugumo jausmą. Tiesa ta, kad skaitmeniniai finansai skirti visiems, įskaitant ir senjorus. Nebūtina būti ekspertu. Šiek tiek patarimų ir šiek tiek praktikos ir galite įvaldyti pagrindus. Šie įrankiai leidžia jums kontroliuoti savo pinigus, laiką ir gyvenimą. Išmokti juos naudoti yra protinga investicija į jūsų savarankiškumą. Ir tai prasideda vos nuo vieno žingsnio. O dabar kviečiame jūs į praktinę dalį, kur galėsite pritaikyti savo žinias praktiškai. Pradėkime. Šis užsiėmimas baigtas. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite programą studijoje, kad įgautumėte daugiau skaitmeninio finansinio raštingumo įgūdžių. Sėkmingai baigę mokymo kursą gausite skaitmeninį ženklelį, pasiruošę naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis.